koncentracija nuo pat pirmų minučių. Žinau, tikrai labai intensyvios rungtynės. Žinom, kaip Valencija moka ir mėgsta bėgti, tai tikrai iš šių rungtynių dar labiau pasimokysim, nes tikrai gavom labai daug lengvų taškų antroje pusėje, kai tas pats Padryla lygiautina, aš irgi vos nepasigavau, bet numušiau kamuolį, tai tikrai sunku buvo. Bet nežinau, tai gale rungtynių, manau, galbūt mes labiau norėjom, nežinau, tiek offensive reboundai 16, tiek visų žaidėjų ant žemės tas daivinimas, tai parodo, kad norim kovoti ir laimėti šitas varžybas ir tikrai visi iki vieno atidavė viską, tai nežinau, tai labai džiugu, kad laimėjom. Ąžuolai praėjusią savaitę buvo galbūt šiek tiek lengvesnė, tos pergalės pasiektos lengviau, dabar viskas buvo labai atkaklu. Kaip tokios rungtynės grūdino dar šį Žalgirį, kur vis tiek dar yra tik pirma sezono pusė, kiek to užsigrūdinimo ateina iš tokių akistatų? Nežinau, aš naujokas, aišku, bet nežinau, tai vis tiek dar galim vadinti, kad neįpusėjo net sezonas, tai vis tiek bus tų kalnelių, bus blogų rungtynių, bus gerų rungtynių, bet kol kas, nežinau, daugelis yra gerų rungtynių ir tikrai, nežinau, kaip komanda visi geroje emocijai, visi pasiruošę dabar kitom rungtynėm, jau galvom apie kitas rungtynės, tai nežinau, tai diena po dienos koncentruojamės, nežiūrim per daug į priekį ir manau, tas labai padeda, nes tikrai visi žaidėjai susikaupę ateina į treniruotės, iš visų jėgų duoda viens kitam, tai tikrai smagu. Lyg ir buvai palikęs suolą trečio gale, grįžai ketvirtam kėliny, kas ten nutiko, kokios problemos? Nežinau, kažkaip po baudų metimų pajaučiau biškį skausmą, tai nežinau, pasikeičiau, nes tiesiog gal galėjau 90% žaisti, bet ne 100%, tai tiesiog išsėmiau, kas gali mane pakeisti ir žaisti visų pajėgumų. Nu, jau pasižiūrėjau, nieko, manau, rimtai nebuvo. Tas skausmas čia peties ar kokios kūno dalies? Nežinau, kojai kažkur. Čia čiurna, pėda, kad... Tai jo, kažkur kojai. Bet paskui... Čiurna arba aukščiau, nežinau pats. Bet kai grįžai, tai galėjai dar žaisti, ne? Buvai pasirengęs. Kalbant apie tos dėjimus, laukiam vis to posterio. Smilagičius nepavyko įklijuoti, dabar Puerto irgi nepavyko. Kada sulauksim? Sulauksim, nežinau. Labai daug dirbo gynybai, stengiuosi gynybai, paskui žiūriu, neužtenka jau pašokti. Tai ką dabar tai subaudavo? Bet gal per toli atsiskyriau, vis tiek iš to greičio, manau, jau ten apsisukau ir kol kojas neapsistačiau, tai nežinau, to balansą gal pritruko, bet subaudavo, įmečiau baudas, tai žiūrėsim, bus dar. Nežinau, kiekvieną sezoną būna visur. Čia antras kartas, kai pradėjai rungtynės starto penketą centrų žaisdamas, abu kartai ko susiję, tai kad labai gerai gynybai pradėjot, praškai taškų nepraleidot nei šiandien, nei prieš Virtus. Koks yra tas penketas su tavim starto penketą, ką tu tavo akimis duodi gynyboje, ypač Žalgiriui būdamas penktoje pozicijoje? Tai priklauso, nežinau, ne vien dėl manęs mes čia gerai praėjom, nes visi įsijungia, nes aš galiu apsiginti, užpulti yra, kas užpuola pas mus, bet nežinau, tai mano tas pranašumas, kad galiu išsikeisti gal ir, nežinau, stengtis atstovėti. Priklauso nuo žaidimo plano, koks yra planas, bet šiandien, nežinau, planas buvo mažiau duoti jam verštis, nes tikrai mėgsta verštis, tai manau neblogai, apart tos baudos su trajeku tai padarėm, aš šiaip tai neblogai, manau, gynyba tai. Dar viena tokia truputį iš kitos operos tema, vakar paaiškėjo, kad vis dėlto bus Lietuvos rungtynės su Britais, artėja tas langas, ar lauki kvietimo iš Rimo Kurtinaičio, ar jeigu sulauktum, ar norėtum žaisti, jeigu būtų galimybė, nes dabar tvarkaraštis sustumdytas. Taip. Dar Ąžuolui vienas klausimas, užsiminė, kad komanda žiūri iš vienų rungtynių į kitas, būtent stengiatės neakcentuoti, kas bus, sakykime, po kelių savaičių ir labai tai dažnai kartuoja treneris Tomas Masiulis. Ar būtent toks požiūris, toks mentalitetas ir tokios tos vertybės skiepijamos ateina iš trenerio pirmiausia ir kažkaip ir visoje komandoje toks požiūris yra natūraliai? Nežinau, aš jau nuo seniau taip suprantu ir žiūriu, bet manau visi čia esam profesionalai, yra labai patyrusių žaidėjų, kurie žino dar daugiau ir
Nu ir jie taip sako, tai vadinasi, taip ir reikia daryti, bet kad ir kaip tai sunku, nesam vidurniai, žinom, kad į Dubajų skrisim į Graikiją, bet dabar nevėžės, turim susikaupti nevėžę, tikrai nenuvertin varžovų, kaip sakant. Pritruko 2 raundų iki dvigubo dublio, bet sekei tos skaičiukus, žinojai ir kiek gal apmaudu, kad nebepavyko dar užsifiksuoti. Ką žinau, sakė, gerbiamas direktorius, sakė, kad lentos nestengiau šlipti, nežinau, nes po 2 neturėjau beveik reboundų. Tai nežinau, nulipau ant lentos, draskiausi, bet gausis dar 10 tikrai. Dabar dėl to skausmo taip su nerimu išeini iš rungtynių, ar viskas tvarkoja? Ne, manau, tvarkoja viskas, laimėjom, laimingas. Ačiū. Ačiū.